Sveiki, štai ir vėl sugrįžome į Skyblock išlikimą. Taigi, aną epizodą, kaip matėt, jeigu žiūrėjot mano tą pirmą epizodą iš Skyblock, tai va taip va, viską gerai įsirengėm. Tai per šitą Skyblock, manau, prisikasiu nemažai cobblestone ir keliausiu iki dykumos Skyblock. Taigi pasimam pickaxe ir kasinėjimus. Kame durniausia, O, gerai, kad neviau. Reikia uždengti čia nes kuo greičiau. Gerai, jei mirčiau, tai visą to pasidėsiu tai kažkai, bet manau, kad ne, nes yra vanduo. Čia biškai susfeilinau, nepykit. Man kame nervuoja, kad ledas šiandien, greit užšalo vanduo. Vat kame durniausia. Reik visada žiūrėti. Kad tik neužšaltų. Gaila neturiu maisto, nes tikrai vat jau reikia. Kam pasidariau furneisą, tai tam, kad pasidaryti deglų. Na ir šiaip kažką išsikepti jo. Neužšal, prašau. Taigi man reikės tikrai nemažai cobblestone, kad tenais patekt. Tai vat. Tai dar norėjau pasakyti apie Minecraft išlikimą, tai turbūt šiandien įkelsiu Minecraft, arba šiandien tiesiog nufilmuosiu, ir rytoj kelsiu Minecraft išlikimą. 8 epizodą, bet aš jau turiu 1.6.2 versiją, tai manau, kad bus įdomu, tenais pasigražinau kilimą, pasidariau, galėsim arklių ieškot, turėti arklių, keliaut galėsim su jais. Įdomu turėtų būt. Tai turbūt per tą 8 epizodą, nežinau, gal kažką tai reikės padaryti, manau, kad darysiu apžvalgos bokštą, tiksliai nežinau, gal. Ir komentaruose galit man parašyti, kaip gaut man, sakykim, tą licenciją. Tikliai nežinau, klausiau draugų, bet ne visi jų žino, kaip gauti tą licenciją. Tai vat, noriu, kad komentaruose man parašytumėt, arba net ir tie draugai, kurie žiūri mano video ir žino, kaip tai padaryti, kad pasakytų. Nes tikrai man reikia licencijos, noriu filmuoti ilgokai, kad ilgiau būtų filmavimas tas. Tai vat. Kur keliauji? Ko aš negaliu jo pasimti? Koks skirtumas? Užsibūginęs. Viskas. Baigęs mano pikeksus. Palaukit. Jo. Tai, manau, padarysiu taip. Visą cobblestone. Gerai, va taip, va, gerai. Va, staką turiu, manau, kad užtektų man nukeliauti tenais. Na tai va, ir keliausim. Tai, ką noriu pasakyti, tai dabar video kursiu dažniau. Šitą savaitę pasistengsiu labai per dieną nemažai video kelt, nes vis tiek į mokyklą eisiu, jau turėsiu kelt video tikrai rečiau ir mažiau. Tikrai bus nekaip. Tai vat. Šiaip tai biški pasilgęs mokyklos, gal kai kam atrodo darnai, bet vis tiek tie patys draugai, tie patys. Ta prasme, vis tiek su draugais susitiksiu taip toliau. Ir ten, kaip matau, čestai yra nice, neblogai. Tik kad reikia shiftą laikyti ir nenukrist man. Tai tada prarasiu viską, ką buvau pasigaminęs. Tai va, jeigu dabar girdėjot pašalinius garsus ir turbūt va dabar va girdėjot, tai nepykit, čia mano mama vaikšto. Tai vat.
reikia biškį dasikast. Tai yra nueit iki čionais. Niekada negaliu ramiai nufilmuoti video. Oi. Ir žiūrėk, mums beveik užteko. Tai yra labai gerai. Ir kaip matau, mes turim kaktusą vieną. Tai irgi yra neblogai. Yes! Mes turim obsidianą. Nežinau tik mums, kam jis reikalingas tiksliai. Šitą ir moliūgų sėklas. Tai čia yra labai gerai, čia yra puiku. Netgi galima taip pasakyti. Atleiskit, čia buvo techninės landumų, taigi tęsime toliau. Tai manau, kad mes galim išgyventi, nes gavau neblogą dalyką ir aš šito dalyko nevalgysiu. O padarysiu taip, vis tiek mes jį užsiauginsim. Tai yra gana puiku. Tai bėgam į savo namus. Tik kad mums reikia, kad tas medis užaugtų kažkaip. Vis neužauga. Gerai, stikų ir cobblestone. Reikia, va, gerai, 2 ir štai pasidarėm. Dabar reikia padaryti arčiau šito, turbūt, nes vis tiek vandens reikėtų. Gerai. Va taip va ir taip va. Na štai. Auga mūsų maistas, man labai nedaug gyvybių. Tai vat, tikrai nedaug. Kadagi mūsų medelis šitas užaugs. Ir turbūt, kad kažką gaučiau, tai gal geriau įkrisiu į lavą. Va. Na štai, vėl visas laifas, viskas puiku, viskas gerai. Einam čia. Ir jeigu ką, galit man komentaruose parašyti, ką su šitu obsidianu man daryti. Dabar aš nežinau, ką man statytis iš jo. Damadu pikeksą vis tiek neturiu jo iškirsti, negalėsiu, jei kažką jau pasistatysiu. Tai ką man jis reikalingas, taip ir nežinau. Nu, bet kam jis galėtų būti reikalingas? Pagalvokim gerai. Nu, ką iš jo padaryti galėčiau? Jau tokio gero. Teleporto į pragarą neturiu. Sakau, uždegt. Tai vat, ką manis? Net nesuprantu. Tai manau, kad visai puikiai mums čia išėjo. Tikrai visai nieko, mes čia nukeliavom. Ir biškai gal smėlio pasikas. Dė, kas čia buvo? Au, 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 au. Gerai, miriau. O kas čia buvo? O ne. Negi aš dabar kritinėsiu visą laiką. Blemba. Čia žmonės nepykit, aš įsijungsiu game modą. Vat, čia tikrai nepykit už cheatus, nes aš tik turėčiau nukrytęs atsirašyti čia, bet taip ir neatsiradau. Čia yra tikrai gana blogai. Vat. Nieko tokio, reikia vandens. Jie neužaugs be vandens. Einam pažiūrėti, kas ten liko iš tos. Ir kaip matau, mes kaktuso neturim, bet nemanau, kad mums kaktuso to labai reikėjo. Čia kas tiek būna, nu, koks skirtumas. Tai daugiau salų kaip ir nematau, tai turbūt jau daugiau čia ir nėra. Nemanau, kad daugiau rasiu. Čia tegu vanduo bėga. Simsim pikeksą biškį paskasim, pasistatysim ten. Tai va, turbūt parašykit komentaruose, nufilmuosiu Hunger Games, nes mačiau kol kas tik 9 peržiūros, bet gali būti ir daugiau. Tai jeigu jums patinka Hunger Games, tai rašykit komentaruose, irgi nufilmuosiu. Ir ant šitą video spauskit like, jeigu jums patinka. Jei nepatinka, galit, nu ta prasme, rašykit komentaruose kokios bėdos, kodėl nepatinka, nes nemanau, kad visi nelabai mėgsta, kai deda jiems dislaikus. Tai vat, gal kai kurie ir galvoja, kad mano kanalo pavadinimas toks lėvas, kaip panašus į Nubeltau. Nepykit, jau tokį sugalvojau.
Nu, koks skirtumas, tas pavadinimas nieko nereiškia, svarbiausia video turi būti geri. Ką tas pavadinimas? Tiesiog pavadinimas. Tas pats kaip ir vardas žmogaus. Tai vat. Va dar kabulstoną turim. Čia biškį prasiplatinti galim, bet aš norėčiau su dirtu prasiplatinti, bet mums čia būtų gana sunku. Nu tai vat. Tai aš turiu vieną planą neblogą, tai mes galim padaryti taip, vieną šitą ir tiesiog, kur čia tas, va, gerai, ir ant ją užšokti. Va, o ne, velnia va, vieną nebeturėsiu, bet svarbiausia to turiu. Gerai, taip, neblogai. Ne, to mums reikės. Čia nais irgi reikės. Vanduo ištekėjo visus pro šonus. Gerai, va, turim biškį. Na va, neblogai. Šitas tegu auga ir reikia visada tą ledą pramušti dabar, nes augint auginu aš augalus, tai vat, turim dirtą gerai. Va. Taigi čia nepykit, čia man skambino draugas, tai vat, tęsiu toliau. Tai tiksliai tikrai nežinau, kada mums šitas medis užaugs ir kiek mes jau turim laukti, kad užaugtų, ir palaukit minutėlę. Aš noriu pasižiūrėti, kas daros po medžiu. Po medžiu dirto nėra. Ar tai gali būti dėl to, kad po medžiu dirto nėra? Ar ne? Kaip man ten užeit? Lemba. Nepavyko. Niekas. Kažkaip man reikia ten padėti bloką virš. Vienai žemiau liktais ir nėra. Padarysiu taip. O. Gerai. Dabar pasiimam šitų. Ir nesideda. Netekės lava, netekės, gerai. Blemba. Kaip man po juo dabar padėti bloką? Čia klausimas biškį yra. O jeigu mes padarytume taip, paimtume vandens, pastatytume jį čionais. Va, gerai. Ir dabar pastatytume bloką. Gerai, tiksliai sužinom, kurioje vietoje jis yra. Taigi jis yra po šito bloku. Va. Viskas padėjau. Dabar reikia greit vandenį pernešti, kad augtų augalai. Nu va, viskas. Dėl šito darbo reikia, galima, tai yra nesirūpinti, nes vis tiek jau jis padarytas. Akim. Reikia išgriauti šitas nesąmonės. Va, ir dar vienas liko. Tai, kaip matot, mums neblogai sekas visai čionais. Tai jo, tikrai nice. Tai turbūt čia ir baigsiu šitą. Turbūt gal jis buvo ir trumpas, bet
tikrai darysiu žymiai daugiau. Ne žymiai, tiesiog daugiau. Tai laukite kitų Skyblockų. Ate.